Sveiki visi, kas nusprendėte užsukti į šitą kanalą. Tai pirmas video YouTube kanalui, kurį aš dabar darau. Ir mano tikslas yra susipažinti, kodėlgi aš nusprendžiau dalintis žiniomis ir informacija šioje platformoje. Taigi pagrindinis yra tikslas toksai, kad aš pardavinėju nekilnojamą turtą Bulgarijoje. Tačiau kiek matau ir kiek stebiu, ypatingai iš klientų atsiliepimus, kad labai mažai informacijos apie tą tikrą Bulgariją lietuvių kalba. Taip yra daug pletkų, daug gandų arba daug negatyvių atsiliepimų. Ir dažniausiai, kai aš klientam parodau tą kitokią Bulgariją, visi sako, wow, mes net nesitikėjom, sako, Ala, tau reikia daugiau apie tai pasakoti. Tai pagrindinis mano tikslas papasakoti apie gražų gyvenimą, ne tik Bulgarijoje. Šiai dienai aš esu Kretoj, parodyti, kaip yra gražu. Tikslas šio kanalo ne tik tai kalbėti apie nekilnojamą turtą. Tikslas šio kanalo pasidalinti sukaupta patirtim. Ir jos aš tikrai sukaupus esu nemažai. Ir pasidalinti savo mintim, įžvalgom. Ir tam, kam bus tai įdomu, tai prašau, kviečiu draugauti, bendrauti. Galbūt mano mintis, patirtis, įžvalgos jums bus naudingos, o aš tom tik tai pasidžiaugsiu. Taigi, kas aš esu? Mano vardas Ala Bernatavičienė. Šiai dienai, gegužės 31 dieną, sukako man 40 metai. Esu 4 vaikų mama, 3 dukrų ir 1 sūnaus. Mano vaikai jau pakankamai dideli, kad galėčiau daugiau keliauti. Milanai 21 metai, Neonilai 17, Argyrai 14 ir Imotepui jau bus 13 metų. Tai tikrai vaikai galiu pasakyti, kad jau dideli ir tikrai savarankiški ir kiekvienų iš jų aš labai džiaugiuosi. Kaip mamai jie yra be abejo ir gražus, ir faini, ir apie juos aš irgi kada nors papasakosiu, kaip taip atsitiko, kad 4 vaikai ir kodėl tokie vardai, nes dažnai apie tai dar klausia manęs. Kągi dar norėčiau papasakoti apie save. Nuo 18 metų dirbu, pradėjau padavėjos darbą. Labai greitai supratau, kad tai yra laikina stotelė, kad reikia siekti kažko daugiau, eiti į priekį, stengtis, daugiau kurti savo svajonių. Tada įstojau į teisės fakultetą, studijavau verslo teisę. Buvo labai įdomu baudžiamoji teisė, tačiau taip likimas sutvarkė, kad studijos buvo kolegijoje labai faina. Turėjau grupę kursiokų, mes kartais iki šiol dar susitinkam ir pabendraujam. Aišku, gaila, kad retai, bet tikrai kiekvieną smagu pamatyti. Kol studijavau, be abejo, aš ir dar dirbau, praktikavausi pas advokatę. Tada man kilo idėja, kad reikia įkurti savo verslą. Ir 25 metų aš įsteigiau įmonę teisinės konsultacijos. Konsultavom įmonės, fizinės asmenys, apie skyrybas, skolas, apie dokumentų parengimą, paruošimą. Tai 25 metų jau turėjau savo tam tikrą patirtį, kas yra nuosavas verslas. Ir galiu pasakyti, kad taipogi labai greitai supratau, kad teisė tai ne man. Man tiesiog pasidarė nuobodu ir neįdomu. Ir prasidėjo, ir galbūt nuo šitos dienos prasidėjo mano paieškos į save, kogi aš noriu. Taip, vaikai, beje, augindama vaikus man labai padėjo auklė. 11 metų dirbo pas mane auklė, labai gera moteriškė. Ir kadangi turėjau labai gerą komandą palaikymo ir vaikai pas mane geri buvo, tai norėjosi kažko tai kitko. Ir prasidėjo čia paieškos savęs. Ir tuomet tai buvo ir pardavimai visokiausio plauko. Ir merikiai, ir statybinių medžiagų, ir
ir paslaugų. Galiausiai kol vieną dieną, tai buvo 2011 metai, susipažinau su viena mergaitė, kuri mane atvedė į gyvybės draudimo bendrovę. Ir tuomet prasidėjo labai įdomus kelias į save. Aš gavau tikrai nemažai patirties, kas liečia investavimą, finansus, tačiau didesnę patirtį aš gavau pažinimą savęs. Nes kai tu dirbi su žmonėmis, kai tu bendrauji, tu turi suprasti vieną vienintelį dalyką, tu turi ne tik tai išgirsti, klausyti, bet ir tinkamai vesti tą žmogų tuo bendravimo keliu. Tai tikrai lankiau nemažai kursų pažinimo savęs, ir enneagramą, ir matrica, numerologija, astrologija, ir psichotipai, ir NLP. Tikrai galiu pasakyti, kad daug visokiausių sričių. Netgi labai susidomėjau vienu metu taro. Ir beje, su taro aš draugauju kiekvieną dieną, turiu begalę daug kaladžių. Ir namuose, ir Bulgarijoje. Visą laiką geri patarėjai. Tai vat pagrindinė žinutė per šitą bendrovę pradėjau pažinti save. O kogi aš noriu? Aš supratau, kad aš esu labai fainas pardavėjas, aš supratau, kad aš moku bendrauti su žmonėmis ir kad man tai labai patinka, man patinka daryti žmonės laimingus. Žinokit, turbūt nieko nėra svarbiau gyvenime, kai tu per savo stiprias pusės atskleidi kitus. Taip, aš čia paruoštuką savo pasirašiau, kad galėčiau nepasimesti, kągi aš toliau veikiau. Taip, tai vat papasakojau jums, kiek daug visko mano gyvenime įvyko, kokios patirtis, kokios žinios. Ir 2014 metais mes su mano partnerė Diana nusprendėm atidaryti savo įmonę, kuri vadinasi Aldevita. Tai mes buvom tarpininkai pardavinėjant gyvybės draudimus ir pensijų fondus, taip pat viskas, kas susijęs su investiciniais fondais. Ir tikrai pas mus buvo labai nemažas kolektyvas, vienu metu arti buvo 80 tarpininkų. Ir buvom ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir Kaune, plėtėmės. Tačiau likimas negali būti stabilus, kaip sakant, viskas gyvenime yra nepastovu. Tai mūsų gyvenimą atėjo ir kitų produktų iš Vokietijos. Ir 2017 metais mes su mano kolegė ir draugė Jurga, su Diana, išskridome į Vieną paklausyti investicinio seminaro apie investicijas. Tuo metu susirinko labai daug žmonių iš visos Europos. Tikrai buvo labai įdomus seminaras ir tuo metu aš susipažinau su dabartiniu mano verslo partneriu, tai yra Igor Cukert, su kuriuo mes ir pradėjome dar vieną naują kelią. O kasgi tas per kelias, tai yra investicinis auksas. Labai įdomi idėja, labai įdomus produktas, sistemos struktūra, su kuria susipažinau aš Vienoje. Tada mes pradėjome galvoti apie įgyvendinimo projektą, kaipgi tai padaryti Lietuvoje. Ir maždaug už pusės metų, tai yra gegužės mėnesį, 2018 metais, jau mes startavom su atidarymu šito produkto. Tai irgi be galo įdomus produktas ir įdomi patirtis, labai stipriai pakeitė mano mąstymą apie investicijas. Labai stipriai pakeitė mąstymą apie investicijas. Tai irgi ta tema, kurią galėčiau kada nors papasakoti. Tačiau ateina viskam laikas ir pradėti, ir baigti. Ir be abejo, kai atsiranda tvirto pagrindo suvokimas, kad investicijos yra kitokios, mūsų skyrybos su Diana
tuo metu tikrai buvo skausminga patirtis. Greičiausiai per skausmingas patirtis mes ir augam, nes tada galim kažką tai suprasti, suvokti, išsinešti ir papasakoti galbūt kitiems. Buvo daug skausmingų patirčių, dėl to aš ir nusprendžiau jums papasakoti apie savo gyvenimą ir pasidalinti gražiais dalykais ir gražiom akimirkom, kad kiekvienas nuspręstų, kad o pasirodo gyventi galima kitaip, ne tik tai taip, o kitaip. Tai jeigu pasidalinus savo mintim, jūsų gyvenimą nors kažkiek pakeisiu gerą pusę, tai tikrai bus laiminga. Tai atėjo laikas su Diana išsiskirti, kadangi tuo metu ir pati Diana labai intensyviai gilinosi į coachingą, į neurografiką, į dvasinius dalykus. Tada mano norai buvo irgi be abejo kitokie. Galiu pasakyti iš karto, taip mes ne visai pradžiai gražiai išsiskyrėm ir tikrai žinau, kad nuoskaudų yra, tačiau yra gyvenimas, yra kelias, kurio tu turi eiti ir tu turi jį praeiti. Tai 20 metais mes išsiskyrėme, o 19 prieš tai metais aš susipažinau su nekilnojamu turtu Bulgarijoje. Tai, kaip sakant, prieš pat pandemiją naujas verslas. Bet netikėtai tas naujas verslas labai pradėjo greitai sparčiai augti ir dygti. Pasirodo, Lietuvoje trūksta informacijos, tikrai trūksta informacijos, o kasgi ta Bulgarija ir kodėl reikėtų investuoti į ten pinigus, ką ten galima pamatyti, ką suvalgyti, kaip praleisti laiką. Labai yra pasenusi nuomonė, kad tai nuo sovietų laikų išlikusi Bulgarija. Taip, jinai yra ir tenais tokia. Tačiau yra ir kitokių vaizdų. Tai pas mane buvo tokie klientai, kurie atvažiavo ir pasakė, atsiprašau, bet tai yra ne apie mus, Bulgarija ne mums. Bet tai buvo tik tai 2-3 klientai tokie. Didžioji dauguma klientų, kurie atvažiuodavo, visą laiką sakydavo, o mes taip net negalvojam, kad taip gali būti. Mes net neįsivaizdavom, kad Bulgarija yra tokia. Tai norėčiau jums parodyti, kokia yra iš tikrųjų ta Bulgarija, koks tas yra įdomus gyvenimas, kokios yra kelionės, kokios yra patirtis. Aš turiu daug dar ir veiklų, kurioms tiesiog man teikia džiugesį ir su kuriamis aš irgi taip pat norėčiau pasidalinti. Tai vienas iš veiklų mano tapymų. 2016 metais mano draugė Dagnė Rūkienė mane atskleidė su šito talentu, kad pasirodo galima negalvoti, o tiesiog piešti ir piešti tai, kas yra viduje, išpiešti. Tai tapau, medituoju, taip pat man patinka kurti eilėraščius. Turiu vieną katiną, vieną šunį, 2 šinšelas, 1 vyrą ir 4 vaikus. Ir jeigu jums pasidarė kažkiek įdomu, be abejo, kad man dar trūksta patirties trūksta viską gražiai papasakoti, tačiau aš žinau, kad aš tai darysiu ir anksčiau ir vėliau su laiku ateis tos patirtis, kuomet mano video bus galbūt turtingesni. Tačiau jeigu jums pasirodė, kad tai gali būti įdomu, prisijunkite, draugaukime, bendraukime. O dabar norėčiau jums parodyti jūros, saulės, dangaus ir pasakyti, gyvenkite, svajokite, viskas yra įmanoma, tikrai viskas yra įmanoma. Žinokit, aš kažkada tai galvojau, kad turėti nuosavą būstą prie jūros yra kažkokia pasaka. Žinokit, ne, viskas yra įmanoma. Taigi, malonu su jumis susipažinti ir tikiuosi mes draugausime. Iki.